pagal programas lituanistams. Taigi, lituanistų grupė. Prašom. Yeah, we're the best. Jums egzaminas yra atitinkamai sudėtingesnis. Tai bus ne tik tai kalbos klausimai, bet ir kultūros ir istorijos dalykai. Ar jūs pasirengę? Pasirengę. Kas traukia klausimą? Karas, nesveika. Kas sieja Klaipėdą ir Prancūziją? Kas sieja Klaipėdą ir Prancūziją? Artūras. Artūras, prašau. Viskas, klausimas atsakytas. Ar priimam atsakymą? Ar priimam atsakymą, kad Artūras sieja Ar norim Klaipėdą ir Prancūziją? Aš norėčiau ko nors daugiau. Prancūzų kariuomenės okupacijos laikas. Taip. Dar kas nors? Dar yra kas sieja? Grupė galvoja? Karolė? Vis dėlto Artūras. Ar užtenka tų faktų? Užtenka. Svarbiausia, kad mus sieja Artūras. Gerai. Šis klausimas aprobuotas. Toliau. Nagi, kas dabar? Klaipėdos miestas senesnis nei 250 metų, Kiek metų Klaipėdos miestui? 550 metų. Toliau nematau. C. C. Koks C? Kuris variantas? C. O kas yra parašyta? C? 750. Ar sutinkate? Ar teisingai? Teisingai. Gerai, šaunuoju. Vieną turime. Kalbinis klausimas. Nu, vyrai, kuris? Abu skaito. Pasitarė ir nusprendė. Robertai, koks yra jūsų klausimas? Gal galite pasakyti garsiai? Lietuvių bendrinė kalba artimiausia žemaičių dialektui, aukštaičių dialektui, dzūkų dialektui, suvalkiečių dialektui. Taip, lietuvių bendrinė kalba. Suvalkiečių. Suvalkiečių. Ar suvalkiečių? Ar taip? Taip? Ačiū. Labai geras atsakymas. Gerai, egzaminas išlaikytas ir jūsų mokytojo veiksmai įteiks jūsų pažymas. Taigi, aš džiaugiuosi galėdama įteikti akademinę pažymą Bu Jokerson. Aleksandrai Izbickai. Artūrui Laisiui. Zofijai Mitan. Robertui Jonui Saldžiui. Liudmilai Sazanovič. Marcelinai Sobodzinskai. Na ir Karoliui Zacharzevskiui. Ačiū. Ačiū jūsų mokytojai.